Labą dieną. Aš norėčiau prisistatyti. Aš esu Vyckos ir Ryčkos šou gerbiamas kurtinys Barbė Kandonienė. Tai aš norėčiau pasakyti, kad iš pono Vyckos ir Ryčkos šlakelės spermos pasidaro Barbė Kandonienė, kuri vandenį keičia spalvą. Tai aš galiu pasakyti, kad aš iš pradžių buvom bomžė. Mes ten bomžai valgėm kartu su Nerimantu, su Kapšeliu valgėm. Matusevičių Kapšeliu valgėm šiukšlės. Sergejus Stajakovičius. Baisai žiaurus. Negaliu. Kažkoks trauma. Mes su juo šikom vienam tualete. Ir vienėme kartu, kai kokie pacanai. Ėjome kartu susikibę už rankučių. Visai mus norėjo padaryti, bet neturėjo kantonų, bet visai mus pasigavo prie kampo. Į vandenį pasidarė mėlynas, kai nežinau kas. Tai mus kaip išpyto per šyną, per burną. Tai negaliu, sakau. Nebilas, jisai matosi, Taigi Vycka ir Ryčka yra молодец žmonės, o Kapšelis yra pideras. Visai, tie Vycka su Ryčka atėjo, sako, ko tie pidarė lendi prie mūsų Barbių Kandonienio. Mano vardas yra Bronytė Čepsytė. Bronytė Čepsytė, jūs tikrai neapsirikote, Bronytė Čepsytė. Aš šiku į tualetą. Taigi mano pridėtis yra šiukšlininkė. Gerai. Ačiū jum labai. Viso gero.